Na ką, sveiki kolegos, šiandien esu šiek tiek pasipuošęs, nes varu susitikti su tailandiete. Nieko nežinau, jinai sakė, mane nusives, parodys geriausias vietas, geriausią maistą, viską, žodžio, parodys. Aš tiesiog turėsiu būti jos kūdikis šiandienai. Rytoj galvoju varyti pasidaryti žiaurų hairstylą, tokį, po kurio galimai daugiau su jokia mergina gyvenime pasimatymą nebeišeisiu. Tai galvoju, dar kol turiu biškį plaukų ant galvos, reikia pasimėgau tą progą, ne? Tai lekiam. Ką, viskas lekiam su reveriuku, lemba tik problema. Pasimatymai mano visą plaukuoseną išsiardė. Nu ką, hebrytė, atlekiam šitą merginą susitikti? Nu, jin tokia, sakyčiau, nežinau, iš tikrųjų. Man draugus atrodė šiek tiek geresnė, bet, nu ką, būna sekas, būna kas sekas, ne, būna visaip. Tai dabar varom kažką ir nusimato linksmas vakaras. Atlekiam čia kažkokių, nežinau čia. Pagaliau čiupačiupsai, mėsytės čiupačiupsai. Pasiėmiau visų po vieną ir paragausim, pažiūrėsim, ką čia priderino. Susitikau jau su mergina, nu tokia, žinok. Nu ką atlekiam pavalgyti, pasiėmiau čia kažkokių sparnelių. Mergina sakė, kad verta, sakė, kad geri, tai nežinau, paragausim. Šiaip mergina galvau, kad geresnė, bet nu ką padarysi, žinot, būna gyvenimas. Būna sekas, būna kas sekas. Tai vat, gerai, ką čia turim. Bandom, paragaujam, pažiūrim. Vienas iešmas 10 batų, tai realiai vienas iešmas 2,5 centai už tokį iešmelį vištienos. Visai manyčiau geras dylas. Bombinis. Tokioj vietoj čia valgom prie pilies, ten vat Londono akis. Čia turime vištos širdelės. O čia vat 4 viščiukai buvo paskirsti ant šito iešmelio. Ir dabar vis 4 man į burną keliauja. Nu gerai, neįdilpo 4, tik 2 įdilpo. Nėra baisas skanu iš tikrųjų. Nu ką, atlėkėme į atrakcioną. Greit nusprendėm, kad norim išmėginti biškį ekstremo daugiau, tai atlėkėme atrakcioną į piratų laivą. Nu pažiūrėsim, atrodo, kad visai fainai. Pažiūrėsim, ar bus baisu. Tikiuosi, kad bus 10 baisu. Let's go! Eik tu nachie, brak! Kiaušiukus kutena! Jie irgi kutena baisiai. Okay, so from 1 to 10, how much? More than I expect. So I'll say like 8. Okay. For me it's like 6. Nu ką, nusipirkom dabar lyčį, nealkoholinį, su alkoholiu kibirą. Šitą merginą dabar mano yra kameramenė, mane filmuoja ir ragauju šitą gerimuką. Tiesiog šarbetas nesijaučia alkoholio. Nu, nes nealkoholinis, turbūt dėl to. Žodžiu, su mergytė sėdėti, nežinom ką veikti. Sakau, šokam, rendam autobusą. Let's go. Taip, perkam dabar bilietus autobusiuko ir važiuojam iki paskutinės stotelės. Tai nežinau, pažiūrėsim, kur nuveš. Tikiuosi, kad neišės mane iš mišką ir tikiuosi, kad nepaleis ant organų. O tokią šventiklėlę čia turim. Tai visai neblogai atrodo. Čia šventiklėlė, čia mergiklėlė. Mergiklėlė mane vedas, nuvažiavom iki paskutinės stotelės autobusu. Nežinau, vedas kažkur. Sakė, parodys, nesakys, kur vedas. Nu, tikiuosi, kad nepaleis ant organų, tikrai maldauju. Šiaip neatrodo, kad turėtų paleis ant organų. Tokia mažytinė šiek tiek galva išskristų, nei kiaurai. Žodžiu, update'as, ant manęs ant organų niekas čia nepaleis. Šitą moteriškę mane vėl atsivedė į tą pačią gatvę. Net nenorėjau čia varyti šiandieną. Sakė, šokiam apšiai randam autobusą ir važiuojam iki paskutinės stotelės. Sako, varom čia, atvarėm čia. Esam vėl Klubasių gatveliai. Oh my god. Žiūrėkit, berniukai, mergaitė šoka. Eik, šitas su šalmu ateina. Nu, tas jau parodys, kad gera tikrai su šalmu. Oi. Eik tu. Tokį žiauru. Tu durnas. Ei, be rankų. Tu durnas, fidget spinneris. Bachūras pardavinėja mašinytės. Ant kiek saugu. Ką, labas rytas komanda, buvo išmiegota. Tai dabar lėkiu tiesiai į plaukų saloną, daryti hairstylą. Blembački, nežinau, biški baisu, yra iš tikrųjų biški streso. Bet, blemba, tikiuosi, kad fainiai atrodys, nežinau. Dėl šito hairstylo praėjau bendrai per visą Bankoką kokį 10-15 salonų, paklausti ar daro. Niekas nedaro, visi sakė too hard to make. Nežinau, vienintelį saloną radau, kuris daro šitą šūdą, tai tikiuosi, kad bus gerai. Policininkas šalmais, prie policininko mergytė be šalmo. Policininkam ne per baisiai rūpi iš tiesų, jeigu taip labai atvirai šnekant. Ir blemba, galvoju, kad tas hairstylas būtų tikrai durnas. Reikia prašyti ratuką, kiek nuo 1 iki 15 jisai bus durnas. Ir nuo 1 iki 15 nebiliškumas yra 4 balai. Tokį skėtuką bachūras telefoną įsitaisęs, kad neperkaistų. Su tokia, kai dabar prieš šviesoforo stovim. Šiandien pusrytukai tokie, agurkėliai ir vandenukas su multi B. Nežinau, koks šis skonis ar kas, bet multi B aš noriu. Tai bus greičiausiai suvalgytas agurkas visam Tailande. 3, 2, 1.
Ok, gal ir ne visai. Gal viskas užžinim saloną? Momentas ateina. Vyksta šiuo metu gaidžio skutimas. Blemba, Tailandas šiai baudžia. Kiek lygiai šiandien yra 10 diena Tailande ir jau tiek degraduoju, kad skutų galvą. Normaliai čia? Dabar jau kerpa gaidį. Blemba, žiauru. Normaliai kitaip nebuvau lygiai metai laiko. O dabar va tai padaro iš manęs klauną. Ką aš čia per šūdą sugalvojau? Aš degraduoju, visiškai hebra. Keliaujant degraduoju, nekeliaukit. Tie gaurų nuskuto. Normaliai. Nu ką, hebra, išvarau tarnauti, susimatysim už 9 mėnesių. Iki. Blemba, šiaur nepatiko man, kaip atrodė trumpi plaukai, tai hebra iš karto tepa kremą, kad greičiau atauktų. Pilna komanda dirba. Visi čia surinkę, visiems labai patinka mano šukuosenos darymas. Nu ką, viskas, baigė tepti kremų, dabar laukiam, kol atauks. Šiaip esu įsitikinęs, kad 85% tikras, kad man šitas hairstylas visiškai netiks. Čia su Monika kaip su karaliumi hebra elgėsi. Ir gerimukų atnešė, ir snekų buvo, bet taip ir sukapau, kad pamiršau nufilmuoti. Nežinau, kas čia per gerimukas šoks. Violetinis tirpalas, bet visai neblogas. Jau vyksta visa procedūra, 1:40. Tas tepalas auginimo plaukų labai griaužia galvą. Karočią hebra pritepėm man to plaukų augimą skatinančio gelio. Nieko jis net augino, tik jis nubaltavo plaukai. Bando to įsigelbėti situaciją. Labai turi stengtis nejudinti galvos, kad nesadžiūtų nieko. Visi įtampai, visi žiūri, visi stresuoja. Įtampėlė kambarį jaučiama stipriai. Visi pritepę, sėdim, žiūrim, kaip čia gausis. Nu ką, viskas, priderino šukuoseną. Galutinis vaizdas štai toks. Šitai maikonų tikrai kaip gėjus atrodau, bet ką padarys, net toks gyvenimas. Dabar tuoj greitai facetiminu mamukui ir žiūrėsim jas pirmą reakciją, nes čia iš vis nei žodžių nesakiau, kad varysiu daryti dabar šitą dalyką. Alio, labukas. Nu. Jo. Nu ką, o aš kažkokiuosina ir kitą, vis tiek rutina tą patį. Šokam ant pirdos ir nardam į tarpus tarp mašinų. Kokie tarpai? Kiek centimetrais bachūras važinėja. Profesionalas, dar niekur neįkirto. Gadas tuktukeris. Tuktukeris cigariuką rūko pasikūręs irgi ne problema. Šiaip turiu labai rimtą problemą, kad kiekvieną kartą, kai važinėju su pirda, man žiauriai skauda vidiniai kojų raumenys, nes kadangi vis laik turiu kažką filmuoti, tai labai kojas suspaudęs laikau prie pirdos ir žiauriai čia kerta. Tai reikia arba laikyti su abiem rankom, arba stiprinti kojų raumenys. Vis tiek reikia filmuoti, ne? Nes laikysiu abiem rankom vis tiek. Pas šitą bičą ant tatuškę sako, family is everything. Šeima yra viskas. Nu, nes arba visa šeima ištaškys ir nieko nebebus, arba visi gyvi bus. Nu jo, everything. Padedu dar prie durų kamerą, kad užfiksuočiau pirmą Gabrio reakciją tik užėjus į kambarį į mano šukuoseną. Mano predictionas, Gabris taip užėjus, nu, pohui, neblogai. Pasiruošęs? Nu, apžiūrėk, inspekcija. Nu, čia liesti galima, ne? Jo. Va, pirmą iškart pašventi. Nu, prikolas, ką žinau. Kažkas kitas. Po procedūrų atlėkėm iš karto treniruotę pasidaryti. Žuvėdra. Atėjom prasiplaukti ir staiga po biškį pradėjo byti. Ai, skauda. Eik, tu, lendu. Kas čia per orelis? Tu žiauru? Tu pirmų lietų. Tu pirmų lietų, ką nesveikinu save. Kaip tu linksma? Parat, kaip tu linksma. Eik tu, na. Mano powerbankų jau labanaktis galimai. O, trenkia padaryta, 900 metrų nuplaukta. Let's go. The next day. Labas rytas. Varom plaukti. Ganėtinai sunkus dalykas tas plaukimas. Nuplaukta yra 1100 metrų. Gaminam Gabriukui pusryčius. Taip atrodo pašarėlis mūsų, kaip šunų ėdalas, kaip skonis. Šunų ėdalas. Komplimentai šefukui. Dabar atlėkėm į didžiausią lauko marketą Bankoke. Čia Tuček Weekend Market. Gabris šiandien priderinė stiliuką stiliovai. Eisi kabinti azijiečių. Žymiai daugiau paprastų žmonių, kaip mes. Tu rasistas, tipo? Ant vietos tapkės daro. Pažiūrėk, kiek driežų vienoj vietoj.
Plaukiam, krūva. Blondus skanus. Tokį muzoną čia derina. Elfas derina muzoną. Aš negaliu, žinokit, atėjau pačiupti dar vieną smūtį. Aš esu smūčių adiktas, galiu pasakyti. Tokie už grotų laikomi. Vargšiukai. Tokiuose narvuose auga šūnius. Kiekvienas su savo cepa. Tokie gangsteriai, bet tokiem narvėm jėga. Kiek kainuoja įdomu? Paklausim, ne? I just want to ask, how much is this? 25,000 baht. 25,000. Tokie spirgai. I'm sorry, I wanted to ask, how much is this? 20,000 baht. 20,000 baht? Okay. Toks spirgis. Lieski, aš paliečiau. Palėtei? Eik tu seni. Parodyk. Aš bijau. Aš nepamenu. Tu įpramiai tiesiog leidžiu. Eik tu geras draugas. Ko aš čia, žiūkai? Ką tu draugą radai? Aš jį vadinu, žinai kaip? Martis. Martis? Martis ant... Tokių beždžionėlių. Žiūrėk, tave radau, seni. Eik tu, na, kas čia per... Nuskūrusi žiūrkė. Tokias vat kainelis, jeigu nori pelytės 100 PM batų, va XL jau 400 batų. Žiūrkė, XL 800 PM batų. Toks gyvačiokas. Įgaidina tiem, ką? Nu, bet nususėte gaidžiai jau tokie. Eik tu, gaudo gaidį. Pabėgo gaidys. Eik tu, na, gaudo gaidį. Davai, kišk. What the fuck? Look, jis debilas. Eik tu, na, tu da... Ką tu darai, seni? His finger is gone. It's crazy. Tu debilas, seni, ką tu darai? Eik tu, na, koks mėsos gabalas. Kokie 4 steikai išeitų. Davai, patočiai šit. Gali nusivalyti subinę su Putino veidu. Va čia ta investicija. Bet kaip manai, čia real ar ne real? Louis Vuitton, seni, Tailande. Oh, this is Louis Vuitton X Travis Scott. X Air Jordan. Crazy collab. Atliekam su chebra pavalgyti. Klasės ekskursija, visi kapojam. Skanu. Ne, neleidžiama, nes su durianu ką daryti dabar? One this, yeah, okay, one. Tu pažiūrėk, na. Tu durnas, aš šokinėja. Ok, kapum kap. Pažiūrėk, šokinėja viduj. Tai fainai. Ką dabar pakratom ir kapojam? Skanaus cheers. Wow, pirmą kartą gyvenime davė tokį dalyką kaip šalmas. Sako, nori. Bišnė net pasimečiau, nes tikėjau, kad taip nutiks, bet, nu ką, kaip ten sakoma yra, duoda imk, muša bėka, ne? Taip pačiupau. Nu ką, atliekam faršiuko biškį paimti. O paskavatorius. Nu ką, Tailandas orais tikrai nelepina. Toks orelis. Rodo, kad lys dar likus ateinančią savaitę visą. Ką? Atliekėm vėl centriukai tradiciškai? Reikia! Labai myli lietus. Orelis myli kažką. Eik! Painiukai žiūrė! Kas negamini šebra leidžia? Randam taicai masažiuką, tiesiog pradėjo daryti tūlikę. What the fuck? Gerai, nu, na. Kas čia yra? Tiesiog sustojo taicai, pradėjo sustabdė, uždėjo rankšluostuką, pakvepinęs gabaliukais, daro masažiuką. I have to be like... okay, tipo, okay. Aš tai šimtuką įdėčiau. Geriausias masažas mano gyvenime, kokias čia buvo. Už geriausią masažą verta. 100 batų. Už gerą darbą reikia gerai mokėti. Šokam su mergiukų mergaitė! Apšėlė problemų! Ką išeidarinėja? Dėl kontentų! Karnus laikštė! What the fuck? Aš noriu, kad išeitų iš čia greičiau! Gera porelius visai! Mason mergina šoka! Klubasikė! Ant numištų, nušiktų grindų! Plikai šunim! Taip šoka ir pliki šunis! What the fuck? Kaip taip reikia? Savadika, can I get chicken and chicken bite? Kažką tokio pačiupau, paragausim toj.
Chill, bro. What the fuck, kas čia, Zeni, vyksta, tu durnas? Ne, atsargiai, Zeni, jisai nučiups kamerą arba mikrofoną ir bėgs laukan, aš manau. Jo! What the fuck just happened, guys? Normaliai. There drugs? Drugs in it? No drugs? Okay. Nealkoholinis vanduo čia. What is their name? Dana. China? Dana. D-A-Y-N-A. China? Dana. Okay, ne. Gerai, ką jau galim s***ą, ne? So if we come to France, you will show us around? Yeah. Suderinam Instagramą, derinam kontaktą, viskas smagu. Let's go.